Aš žinok, nebežinau, ką daryti. Man tiek viskas atsibodo. Darbas, namai. Aš nieko neveikčiau, tik sėdžiu 8 valandas prie kompo. Eik, tu žinok, aš irgi buvau lygiai tokioje pačioje situacijoje. Ir tu žinai, ką aš dariau? Esi girdėjus apie Švento Jokūbo kelią? Tai toks kelias, kur nueina per metus, nežinau, gal apie 200 000 žmonių. Vieni dėl religinių įsitikinimų, kiti ieško tam tikrų atsakymų. Tai ir svarbiausia yra įvairių kelių, tai gal nori pabandyti, pabūsi su savo mintim ir gal suprasi, ką nori veikti šiam gyvenime. Bet pala, visą laiką be makiažo? Labas, tai kas vis dėlto yra tas Švento Jokūbo kelias? Šis kelias yra pavadintas Jėzaus Kristo Jokūbo garbei. Ir pasak legendos, kai mirė Jėzus, jo mokiniai traukė burtus, kuriam atiteks tam tikras šalis ar pusiasalis, kurie skleis savo mokytojo išmintį. Ir būtent Jokūbui teko Iberijos pusiasalis ir tai yra dabartinė Ispanija. Taigi po daugelio metų Jokūbas grįžo į savo tėvynę ir ten, pasak legendos, valdovo Erodo įsakymo Jokūbui buvo nukirsta galva. Ir vėlgi legenda byloja, kad būtent jo mokiniai, Švento Jokūbo mokiniai, parplukdė jo kūną atgal į Galiciją. Ir būtent toje vietoje dabar yra Santiago de Compostela mieste esanti Švento Jokūbo katedra. Ir būtent ši katedra pritraukė tūkstančius piligrimų iš įvairiausių Europos miestelių. Taigi, dabar aš jums papasakosiu 10 dalykų, kuriuos naudinga žinoti prieš vykstant į Švento Jokūbo kelią. Keliai. Yra 4 pagrindiniai piligrimų keliai. Pirmas iš jų yra pats seniausias kelias, kuris dar vadinamas Camino Primitivo. Šis kelias prasideda Oviede ir bendras atstumas yra apie 321 km. Antras kelias yra gerokai ilgesnis, jisai vadinamas šiauriniu keliu. Bendras jo atstumas yra apie 817 km ir jisai prasideda netoli Paryžiaus sienos Tirūno miesto ir driekiasi palei Biskatijos įlankos pakrantę. Tiesiog palei visą Ispanijos šiaurę. Taigi trečias kelias ir vienas trumpiausių maršrutų, tai yra vadinamas Portugalų keliu. Bendras atstumas yra apie 232 km ir jisai prasideda Portugalijoje, Porto mieste. Ir ketvirtas, pats populiariausias maršrutas, kuriuo mes patys ėjome, vadinasi Prancūzų keliu. Bendras atstumas yra apie 800 km ir pats maršrutas prasideda, negaliu neperskaityti šito pavadinimo, Saint-Jean-Pied-de-Port miestelyje. Kaip nuvykti į pradžios miestelį? Yra įvairiausių būdų, kaip jūs galite ten patekti, priklauso kokį maršrutą pasirinkote. Yra galimybė skristi į Barceloną, iš Barcelonos traukiniu arba autobusu vykti į Pamploną ir nuo Pamplonos gal kokių vietinių į Saint-Jean-de-Porto tą miestelį. Mes asmeniškai atskridome į Madridą. Madride sėdome į autobusą, kuris važiuoja į Pamploną ir būtent nuo Pamplonos pradėjome savo kelią. Tačiau, kadangi į Pamploną atvykome naktį ir nelabai turėjome kur nakvoti, bet turėjome palapinę su savim, tai mes pasistatėm palapinę miesto centre esančiam žvaigždės formos forte, išmiegojom ir ryte pradėjome savo žygį. Biudžetas. Yra 3 pagrindinės kategorijos, į ką verta atkreipti dėmesį. Tai yra maitinimas, nakvynė ir įranga. Nuo kiekvieno žmogaus poreikio priklauso, kokio biudžeto jam reikia, bet dauguma piligrimų netgi skaičiuoja taip, kad 1 kilometrui 1 euras. Taigi yra įvairiausių būdų, kaip galima sutaupyti einant šiuo keliu, apie kuriuos būtent netrukus tuoj pakalbėsiu. Daiktai. Ruošiantis kelionė yra svarbiausia nepersikrauti. Taigi geriausia yra skaičiuoti taip, kad jūsų kuprinė neviršytų 10% jūsų kūno svorio. O jums iš tikrųjų reikia tiek nedaug daiktų. Keli sintetiniai rūbai, kurie greitai džiūsta, minimalus higienos rinkinys, toliau eitų kažkas nuo lietaus gal ir plonas miegmaišis. Ir viskas, žinokit, daugiau tikrai nieko nereikia. Aišku, jeigu ketinate miegoti palapinėje, kaip darėme mes, tai reikės šiek tiek daugiau daiktų. Reikės palapinės, reikės storesnio miegmaišio, jau reikės ir kilimėlių. Taigi čia viskas priklauso nuo pačių jūsų. Tačiau visa tai nėra taip svarbu, kaip geri žygio batai. Patikėkit manim, jau geriau investuokite į gerą avalynę ir net nepajusit, kaip įveiksit visą šitą kelią. Taip pat piligrimai yra vienas svarbiausių dalykų, kuris turi nešioti su savimi.
piligrimo pasą. Šį pasą galima įsigyti labai daug kur. Mes įsigijom jį Pamplonai, nes nuo ten pradėjom savo kelią. Vienoje iš parduotuvyčių, man atrodo, kurios vadinasi Kaminoteka, už porą eurų. Žinau, kad kai kur galima įsigyti jas ir nemokamai. Tačiau būtent šitoj knygutėj rinksitės savo štampukus ir turėsit labai gerą suvenyrą grįžę, surinkę visą šitą kelią. Nakvynės namai albergė. Yra 3 tipų nakvynės namai. Taigi pirmas ir pats brangiausias tai yra privatūs nakvynės namai, kurių kaina svyruoja nuo 8 iki 15 eurų. Antras ir gerokai pigesnis vadinamas albergė municipal, tai yra valstybiniai nakvynės namai skirti piligrimams ir jų kaina svyruoja tarp 4 ir 7 eurų. Ir trečias variantas, kurį jūs galite išbandyti, tai yra albergė donatyvo. Šitie nakvynės namai remiasi aukų principu ir žmonės už nakvynę aukoja tiek, kiek jiem atrodo verta. Kai kurie aukoja 20 eurų, kai kurie aukoja vos kelis eurus ir šiuos namus prižiūri dažniausiai vienuoliai, kunigai ir kartais už nakvynę jie dar pasiūlo netgi ir vakarienę. Ir visą tą vakarienę paruošia už praeitos dienos surinktas aukas. Taigi jūsų galimybė rinktis, kur nakvoti, mes asmeniškai išbandėme visus 3 ir buvome labai patenkinti. Maitinimas. Einant piligrimo keliu yra iš tikrųjų begalės daug kavinių ir restoranų, dalis iš jų netgi turi tam tikrą piligrimo meniu. Dažniausiai pavalgyti galima kavinėse už 10-12 eurų, jau kaip kas savo gali leisti. Tačiau, jeigu norite pavalgyti daug pigiau, kiekvienose nakvynės namuose yra virtuvėlės ir ten maistą galite gamintis patys. Ką mes dažniausiai asmeniškai ir darydavom. Kainos didžiosios parduotuvėse tikrai nėra didelės, ir visko ten galima rasti, išskyrus, galiu pasakyti, ten yra siesta. Jau kai bus siesta, žinokit, tai jau gausit pasirūpinti maistą prieš tai, arba teks laukti, kol baigsis ir nusipirkti po to. Kalba. Tikrai ne visi nakvynės namų darbuotojai gali susikalbėti angliškai. Tačiau, žinokit, tikrai neverta dėl to pergyventi. Puikiai galima susišnekėti ir tą pačią rankų kalbą. Ir ten tiek daug būna piligrimų, tiek daug turistų iš visų kitų šalių, valstybių, kurie tikrai padės, jeigu jums kažkas ištiks. Fizinis sunkumas. Man asmeniškai sunkiausia buvo eiti Galicijos regione, nes ten buvo labai kalnuotas kraštovaizdis ir man jau kelionės metu buvo prasidėję tam tikri kelių skausmai ir juos dažniausiai skaudėdavo nelipant į viršų, o leidžiantis žemyn. Ir mačiau, kai kurie piligrimai netgi, kai reikėdavo leistis, tiesiogiai taip nesileisdavo, bet žygiuodavo taip į apačią zigzagais, kad nepakenktų savo sąnarių kremzlėms. Man jau kadangi buvo prasidėjo prieš tai visi skausmai, tai kažkaip niekas negelbėjo, bet iš tiek per sukąstus dantis, per visus skausmus aš įveikiau visą šitą kelią ir labai savimi didžiuojasi, bet tikrai buvo tokių sunkių akimirkų, kur netgi užvedžiau savo nuotraukų ciklą, pavadinimas Niekur neisiu. Taigi, niekur neisiu 1, niekur neisiu 2 ir niekur neisiu 3. Rekomendacijos. Jeigu prieš einant šį kelią jums trūktų kažkokių idėjų ar motyvacijos, ar kaip ten viskas vyksta, galiu rekomenduoti 2 dalykus. Tai pirmas iš jų knyga, kuri vadinasi Kelias į Santiago de Compostela, kurį parašė lietuvė mergaitė Kristina Stalnionytė, kuri keliavo šituo keliu 2006 metais, bet visoje šitoje knygoje jinai pasakoja ne tik tai, ką patyrė, ką pamatė, apie architektūrinius paminklus, yra nemažai ir istorinių faktų, tačiau pasako ir apie draugus, su kuriuo susipažino kelyje. Taigi iš tikrųjų labai įspūdinga knyga, yra labai daug iliustracijų ir perskaitę ją tikrai gerokai susipažinsite su visa šita kelionės idėja ir ar jums tiks ar netiks, tai jau galėsite nuspręsti patys. Antras dalykas, kurį norėčiau rekomenduoti, tai yra filmas pavadinimu The Way – Kelias.
Top 3 įsimintiniausias vietas. Taigi pirmąją vietą galėčiau duoti Burgos katedrai. Įspūdinga katedra su savo architektūriniu stebuklu, tai wow. Ir tuo metu, kai mes buvome netoli jos, buvo labai daug žmonių ir norėjom patekti į vidų, ėjom per vieną įėjimą, kur pasirodo tai buvo išėjimas. Taigi mes net nežinojom, kad mes įėjom per išėjimą ir gavos tai, kad po ją pasivaikščiam visiškai nemokamai, bet tikrai netyčia. Antrą vietą pilnai duočiau Leon katedrai. Tikrai labai įspūdinga ir aikštė, ir pati ta katedra, ir vaikščiodami aplink ją netgi sutikom keletą lietuvių. Trečią vietą galėčiau skirti visam Galicijos regionui, būtent šis regionas pasižymi savo nuostabių kraštovaizdžių, yra labai gražūs kalnai ir kai kurie piligrimai eina pėškomis, kai kurie važiuoja dviračiu, tačiau būtent Galicijos regione galima pasinaudoti kitą pramogą, tai kalnus prajoti žirgais. Viskas Buen Camino Peregrino. Jeigu jūs ėjote šituo keliu, tai papasakokite, kokį kelią pasirinkote, kokį atstumą įveikėte, per kiek laiko įveikėte, kaip jums sekėsi su savo biudžetu, ar nepersikrovėt per daug į savo kuprinę tai, ko nereikėjo, ir gal turite dar man kokių patarimų, ką žinoti prieš einant kitų kelių, nes mes tikrai galbūt dar nueisim kažkokią ir kitą kelią. Taigi, ačiū. Taip pat mes rašome savo tinklaraštį, dedam gražias nuotraukas iš savo kelionių ir daliname savo patirtimi. Tai jeigu norite, mus sekti galite čia ir čia. Taigi, tiek. Ačiū. Keliaukime kartu.